Gal kas nors torat variklį? Tos B5 audens 1.6 špižinių blokų. Nes kažkas ten kala, blėdi. Nu, dar man per žemę išvažiaus, bet toliau tai nežinau. Reikia užsidėti padangas. Žemins. Kaip žiūros. Pohai taip, ne? Tapos. Džekis va. Ir tapos. 16-17. Su tau turiu problemų jau du. 3 atsisoka varžtą. O 2 neatsisoka, 2 galvutės jau trūka. 2 varžtą belaika, 2 galvutės trūka. Tai dabar nebedarys nieki, išsisokstus vis 3. Pasivežinėsiu veinti kon 2 tų varžtų po kaimą. Kad, kur noriu, reikia paglustyti. Ek šalin, kur aš pasivežinėsiu tų 2 varžtų po kaimą. Ane atlaisvės, kad atlaisvės, tai 100%, nes ne vien sikta tas dar. Atsilaisvin, aš nereikia važiuoti 200. Perkelis posuks pis pavažiuonį, paskiau Dunkra atvežiu į vietoj pasikeiti. Jeigu toliau nukėjim. Nes čia buvo, karoči, prisokis su tau smūginiu. Ant antros padėties. Iš 3. Tai biški truktelėjai tus varštelis. Nu, bet poch. Kolkos neksės, kolkos laikų metodas yra toks. Ekiam veizėti. Jau biški supėmė. Karoči. Atsisoktas tekinis, ane? Bet šion reikia dar pasileisti. Šion. Šion. Nelip. Šią podį. Karoči toks takelis. Atvirpėjai tas vansai. Savas pakainas. Čia ne alkoholinis. Ne miškiai baibat. Atvirpėjai tas vansai. Opa. Sakiau, vis laik šią patvirp. Vis laik atvirp. Bet kuo daugiau palikt varžtų, tuo sunkiau atsivirp. 2 dar atvirp, bet jeigu į 3 palikt, tai sutrės gali bledį iki Maskvos ir atgal, kur aš norėti. Блядь, давай такие. Опа. Ай. Все, šitą. Nebevažinėsim kaip žydą. Ko, nusimetam nuo zvanų lekam. O, blėt, tros tiksliai reikia pasikeisti. Na, nusipirkti aš čia tyčiom. Anu iškabinau, nes ant sirų žrūdėjus ir gal reikės pasikeisti ir tros nusipirkti, nes apdruk pasniks, apdruk reikės paždikauti ant pagrindinį kelią. Ne, pagrindinį uždaro aikštelę, kur neklausykit manis, aš juk melagis esu. Grins melagis. Ir karoči toks tokelis. Blėt, mani nevei gabaritai dešinės pusės keleivio. Nei priekį, nei gale, nei priekabakų met pajungi neveik. O, čia, blėt, nešviečia. Džekis. Čia vat irgi nichuja nešviečia. Susižvejojau. Susiguglinau, kur ir karoči sning šitas. Matau, reikės varyti. Čia vat šitas, tas va. Tail light, left. Right, ne left parašyta. Čia ir zapasnoj. Ant sinų daužtas. Blėt, reikim, kurva, kapsals tep nelem. Ja, užadėjau, reikės glostyti. Dabar jungam. Atdeg. Gabarit tos pusę nedeg. Ak, ta pėsta, aš kokos met važinėjus, karoči.
Aš bybį dėjau dar. O priekyje dega. Dega. Tik nežinau, kodėl nudegė. Iš tikrųjų, neturiu nemenkiausių supratimą. Aš galvoju, negalėjau nudegti dėl priekabos, kadangi pasijungus priekabą varža padidėjo. Gal dėl to, bybį, dėl varžos. Buvo 5, įdėjau dabar. Dabar įdėjau ne 5. Žiūrėk, kapiai. Nori kiaušinį. Kokiam šunį, kakais blizgė. Nevažiuosim, ne. Marš. Sėdi. Sėst. Sningėkis, ane. Imk kiaušinį. Kapins mūksis įdaužyti. Ai, dabar trums ir. Ne, pašunis dabar. Все, kur dar reikėtų? Dar reikėtų dujų. Tas, blėd, neveikia. Man dujus įsijungia tik tada, kuomet ir 90 laipsnių poreikia. Ir man tas žiauriai užpis, karoči. Ne tas žodis kaip užpis. Reduktorius ir verdaus, tiesiog ronka netver. Bet šitas nutons jam. Arba čions ir, karoči, kažkur palūžis. Nežinau, o čia šitas vat ir reduktoriau pačiam. Tas, nu čia jums bybė matos, gal kažkur matos. Jeigu iš čia vat paimčiau tus laidelius, tiesiog čia bandau prijungt gal veik tas saugiklis, kur ir supranti. Nes aš jau užsipasau, nahui. Jeigu dujų sienos turi veik, bet kokiu atveju. Nes dabar užkuri, kol įsijung, kol kas, o jeigu ir įsijung, būn, kad pisti ir išmet lauk, arba čia to varža labai susvaikstas, gal jums pamato, kad ir labai šalta ir išjunga. Nu, aš nežinau, dėl ko čia tos supis Islandų Renzo dujus. Nu, tipo geras, ir vienas iš geriausių rinkoje buvo gal prieš 20 metų, kuomet čia kažkas dėjo to mašiną, kada nu persivarė į Lietuvą. Dabar aiškiai taip nėra. Nu ir toliau ko? Kas čia, blėt, negalvoju fiški. Šau, ką ten mato to mašiną. Kas dar? Aš vaklaidė žaibau nuvis pas, bet netur kitų. Tai pohai. Nu bandyti, karoči. To хуйня pasiremontuoti. Jeigu čia įsikeiš nagus. Nebėrs kiščios, kad nes man sunkiavo ir šoks kartas. И kažkokios atrabotkis. Atrabotki buvo įpylis. Pohai, normaliai važiuot. Gerai. Kažkokį laidimą tavantą ir fiškį nepajungt. Bet čia paprast mašin, čia daug nereikia jungti fiškį. Gerai, toks tokelis. Vakuma zaibys. Nenulieks vakums. Čia šitą treną žiūri varštėlis, nėra. Nėra. Gerai. Lekam. Girdi. To vis normalia? Ką? Viskas normalia? Ką, Džek? Viskas normalia? Nori bučiau tai? Jau didelis esi vaksą, nebrektas bučiau. Okei, gerai, varau. Bandyt kažką pikišt, piršt. Įtau šitą. Хуйня. Tepsiu vyniosiu, pažiūrės aveikšnį. Man tas koks ir grebnus varštėlis. Tas mamatos išleist vandenio, nes šią naktį buvo, karoči, -5. Rytmet kapot pradarau, karoči, pas manis vanduo supils. Šlangus, blėt. Šerbets, karoči, šlangos. Ble, galvoju gera, kad čia mane nieks neužšau per daug. Čia vat atsaksam. Išbėgs vanduo. Supilsam antifrizą. Gerai, tai varštėlis, ne? Bet jau paskiau nėra. Jau pabiškį lašą. Aišku, paskiau prisoksiu galėtų jums nelašėti.
Nu, karočią, sudėjom rankom, reik darbuotis. Bet pas Bolkas B5. Turėktų mini, ontas ir sabaklinis varštėlis. Nes pas manis ir vandenėlis supilts, kas ir labai negerai. Vandeniukas. Turi būtent į pridėtis. Grįžtam prie bezdalų temos. Kaip sakant, tas va, pasijungiau vieną fokusant. Prie to dačikėlintą laidėlį prasivedžiau. Čia atsikasiau. Dabar, karočią, škorsam. Man buvom padaręs su to kompiuteristu, kada nuo 3 laipsnių pasileisti dujas. Supestas Lander Enzo, kurva. Aha. Platus. Nu toks čiut-čiut drungnus. Čiut-čiut drungnus. Nieks nevyks Fox'e. Gerai. Einam. Einam apmainykiam kažką daryti. Šalna gatlė, smurglė bėga. Nors nenutraukti. Vienas. Šiandien, blin. 2. Yra raudonas ir juodas, nežinau kur katras turbūt. Su vienu runkštą bikat. Vandorniaus. Karoči, bybšį bikat. Tolsus oks. Nu va šitą, su dviem rankom žymiai greičiau paprašiau. Degam. Dar kada nors reikės spinelškom pasikeisti arba jungikis dėti. Spės. Užsikurkiam. Reduktorius ir drungnus. Nu, toks šalts čia. Plus minus šalts. Išdaudam gazioką. Na. Ar atsimeni tą kartą, kai voliojomės po tvartą? Было очень хорошо. Gerai, kad Antanas nežino to. Nu, davai. Arė bernas dubelieną ir atėjo mergina. Atsinešė kūdikėlį, tavo darbas ir gana. Mano darbas, tavo vaikas, tegul auga į savo sveikas. Krinta žvaigždės iš dangaus, o aš ant kitos rangaus. Ką nors galiu pasakyti? Arba dašalt sebe, arba nežinau kas ir. Nes temperatūra ir nėra. Nu šalt, cif tiesiog jaučiu. Nu, karoči, bėž paberbinsiu. Jau čiut-čiut pašils. Pažiūrėsim, nu kuomet įsijungs. Nes seniau įsijungdavo nuo 9 laipsnių, ką būdavo. Nu į tai čia. Vėja. Jį boj, kad įsijungs normaliai, ne 60 nepasieks. Kaip tai priklauso, kad syk nuo 90, kad syk iš jos neįsijungs, gali 100 km nuvažiuot neįsijungs. Karoči, tik išjungiau kamerą, žiūrėk. Dabar bišk šalts tos dujus ir vėliau. Su Lander Enzo reik pergazau dujom. Bent jau čia, kur yra įdėts, nežinau kaip su kitom, bet kiek esu staginių turėjęs, tai nėra jokių pergazavimų.
Opa. Arba dujų nebėra. Arba nežinau. Turiu užgesinti ir vėl užkurti, jeigu nori, kad он susijungti, karoči. Nes kitaip neveikia. Opa, jungiklis. No. Jungt šaltį. Opa. Nu, karoči, veik, jo, dačiks buvo. Apsuku už vis nelaik. Nežinau, ant dujų vapšė man nelaik apsuku. Nu, teik, stovi pohui gerai. Bet 4 cilindrai tada. Kada gaz vis dar. Nu, karoči. Paukštukam pėzi. Onai paukštuką ne po 24 eurus, kaip kai tai papigiai. Landerens dahoje kainuoja kas torat, gali paimti. Nu, teik žiūriu. Kažką apsiizoliuoti. Tis kabais ir vis bus zaibis. Geras tam tiko gala. Iki kažkada. Gal tai iki kiek metų. Vienu žodžiu. Esu niekur. Visiškai niekur. Tenais, karoči, fūros kersai kelią ir atsistojus. Parvažinėjau namo. Viskas būtų kaip į gerai. Galvoju, pis čia per aplinkui, žinai. Jo, apsitaškite, blėtas kels čia, nahui. Karoči, kažkaip dar sugebėjau išvažiuoti, bet jau vidurį kelių pradėjo nebedirbti man, karoči. Užsipylė, aišku, dugno apsaugos nėra. Viskas užsipylė su vandeniu. Babina šlapia. Viskas, karoči, šlapia. Pati užgeso, nebusikur, burbur. Burbur. Kibirkštis, žiūri, čia visur šaudu per aplinkui, per tų žvaklaidžius. Karočią. Ble. Užpis, nahu. Nusiplojo dar mašin, karočią, mientai buvo sustabdė 2 sykius, ble. Sakto, kurva, jaunuolių, sakto, neberaganėk, tu nusiplauk tą mašiną. Vėlapšė nesimatė numerį, nes dabar žvirkelis tenka pasivažinėti. Na, aš suprantu, nusirgi, nes aš jau per daug apujėl buvau, visiškai nesimatė numerį. Bet gerai, kad nesimatė, nes aš tyčia neplovau, nes per atstuminius, karočią, 100 pėm važiuodavau, tai kadangi nesimatė numerį, tai man neskenuodavau, greičiau nuvažiuodavau. Bet dabar reikės jau 110 važiuoti, karočią, nu žodžiu. Nežinau, ko daryti dar, palauks, parūkys kokį pusvalanduką, gal pradžius variklis vis tiek ar, žinai, pradžius bandys užvesti, neužsives. Kažkam skombinsiu, karoči, kad parvilktų.